Labas vakaras, bičiuliai. Na, mane tai jau tikiuosi prisimenat, nelabai gal pasikeičiau per vasarą, o jūs visi, man regis, šiek tiek paūgėję. Labai džiaugiuosi ir labai linkiu jums kuo geriausios sėkmės moksluose, darželiuose ir apskritai visur kur. Bičiuliai, pastebėjote, kad mes turime dar vieną laidos vedėją. Jūs turėtumėte būti jį matę. Prisimenat, mes viešėjome Fėjų slėnyje pas Editą Lei. Ir ten matėme jos sukurtų daug labai gražių lėlių. Ir vienas iš tų personažų, o jo vardas Ugas, krito man į akį. Ir aš pagalvojau, kaip būtų smagu, jeigu aš jį turėčiau šalia laidos metu ir jis man padėtų tą laidą vesti. Sunkiai prikalbintas Ugas atkeliavo pas mus, o pas mus jam kažkodėl labiausiai patiko štai šis rutulys. Ir jame jis apsigyveno ir tu prašyk neprašęs, jis iš jo niekada neišlenda. Aš bandžiau ir šiaip, ir taip, ir kitaip. Ne, gyvena jis ten savo ir viskas. Ir sakė, tiesiog purto galvą, pyksti pradeda, kai aš noriu iš ten jį iškrapštyti. Na kągi, teks susitaikyti su tuo, kad jam čia patiko ir iš čia gyvena. Man atrodo, kad ir jūs visi, kaip ir mūsų Ugas, turite savo namuose, savo aplinkoje tokią mėgstamą vietelę, iš kurios labai sunku jūs iškrapštyti. Bičiuliai, viskas taip, kaip ir anksčiau, kad darydavome. Jums pristatysiu naujas knygas ir skaitysiu jų ištraukas. Vienas knygas galbūt spėsiu paskaityti nuo pradžios iki galo, bet ne visas, nes knygos vienos storesnės, kitos plonesnės. Tai aš bent jau pradėsiu kurią nors knygą ir aš tikiuosi, kad jums patiks, jums bus įdomu ir iki galo knygą skaitysite patys. Dabar, kaip visada, lauksiu jūsų laiškų, nes vis dėlto smalsu ir man, ir Ugui, kaipgi jums prabėgo vasara, ką veikite, o galbūt nieko neveikite. Tiesiog žiūrėjote į plaukiančius debesis pievoje gulėdami. Na, visą tai aš tikiuosi perskaityti jūsų laiškuose. Dabar ilgai negaiždama pradedu naujų knygų apžvalgą. Šį vakarą aš turiu 3 knygas. Viena Tirdelis pradinukas Angelas Sargas, ją išleido